Šiandien yra 2026 metai, birželio 16 diena. Sveiki atvykę į Kastyčio žvalgybą, kontražvalgybą kanalą. Šiandien kalbėsime apie žvalgybos žinias, tačiau prieš tai aš noriu paminėti vieną temą, kurią perskaičiau šiandien Lietuvos spaudoje. Man pasirodė jinai aktuali ir aš noriu pasidalinti ją su jumis. Taigi, aš perskaičiau apie tai, kad įtakingas žmogus Tapinas kreipėsi į STT dėl būsimo Lietuvos naujo premjero, socialdemokratų partijos pirmininko Sinkevičiaus. Tapinas sakė tai, kad jam yra neaišku, kaip Sinkevičius atsilygino itin brangiems advokatams už suteiktas paslaugas. Ginčas vyko ilgai, teisme jo byla buvo nagrinėjama ilgai, perėjo keletas instancijų teismo, ikiteisminis tyrimas vyko ir visuomet, viso tuo metu jo interesus atstovavo advokatas iš Valiūno kontoros, kurio kaina kainuoja valandos kaina yra nuo 250 iki 400 eurų. Tai yra iš tikrųjų milžiniški pinigai. Ir tada Tapinas pasižiūrėjo, kiekgi pinigų gauna pats Mindaugas Sinkevičius, Jonavos premjeras, kiek uždirba pajamų jo šeima, kokį turi turtą. Paskaičiavo, pasižiūrėjo, gavo tam tikrą skaičių. Tada jis maždaug paskaičiavo ir pažiūrėjo, kiek kainavo šio advokato paslaugos jam. Sumušė, susumavo ir gavo taip pat tam tikrą skaičių. Ir kada juos sulygino vieną su kitu, tai pamatė, kad yra labai didelis skirtumas tarp jų. Ir tada jisai parašė laišką ir paprašė Sinkevičius kaip politikų Jonavos mero paaiškinti, nes visuomenė juk įdomu, o iš kur pinigai, o ar jis sumokėjo pats, ar sumokėjo kiti, ir kokie pavedimai buvo, ir kiek, kokios sumos, ir taip toliau ir panašiai. Tačiau atsakymų nesulaukė. Todėl jisai kreipėsi dabar, kada Sinkevičius paskelbė didingai, kad dabar jau jis bus premjeru. Kas čia yra įdomaus? Kadangi Tapinas pamatė, kad yra skirtumas tarp didelės sumos, kiek kainavo advokato paslaugos ir kiek uždirba Sinkevičiaus šeima, ir pamatė, kad jie negalėjo tokios sumos pavežti, tada jam kilo klausimas, o kas sumokėjo? Ir tada jis pradėjo aiškintis ir jis aiškino tai, kad tas advokatas, tą kontorą advokatų, Valiūno advokatų kontorą, atstovauja Jonavos vandenis ginče su Achema. Tai yra 100-tūkstantiniai ginčiai kainuojanti ir paslaugos taip pat kainuojančios milžiniškus pinigus. Ir jau ilgą laiką tas ginčas vyksta. Taigi, o Jonavos vandenims ilgą laiką vadovavo pas Sinkevičius, o dabar vadovauja jam artimas žmogus, kuris lydėjo jį politiniame gyvenime kaip padėjėja, kaip patarėja ir vienose srityje, ir kitoje srityje, taip toliau, dabar užima tas pareigas. O kadangi Sinkevičius yra Jonavos miesto meras, o Jonavos vandenų savininkas, akcininkas yra savivaldybė Jonavos, tai be abejo jisai taip pat yra šitoje įmonėje šeimininkas. Taigi, advokatų kontora, kuri yra itin brangi, gauna pinigus iš Jonavos vandenų už neva teikiamas paslaugas ginče su Achema. Ta suma yra padidinama tam, kad atsiskaitytų už suteiktas paslaugas Sinkevičiui. Štai tokia yra galima nusikalstama versija. Tokia yra mintis. Ką STT pasakys, ištirs, ką nustatys, čia yra kitas klausimas. Tačiau Tapinas kreipėsi. Kas mums yra įdomu čia? Ir kas man įdomu čionais? Buvo įdomu tai, kad įtakingas žmogus Tapinas ir dar įtakingesnis žmogus Valiūnas, Valiūno kontora, susikirto. Ir susikirto jų interesai. Ir tai matome, kad tas susikirtimas yra
viešas, vyksta viešai. Kaip sakant, iš vienos pusės yra mesta pirštinė kitai. Kodėl? Juk jie yra vienos sistemos dalis, veikiančios sistemos. Sistemos, kuri susikūrė vadovaujant valstybei Daliai Grybauskaitei. Vienas ir kitas yra jos globojamas žmogus. Jos dėka jie tapo itin įtakingi ir turtingi žmonės. Apie tai rašo spauda, tai yra labai daug straipsnių įvairių, daug kalbų, daug šnekų ir galimai tai yra teisybė. Taigi, kas vyksta? Kokia priežastis? Ir čia mes galime kelti kelias versijas. Galime prieiti prie vienos versijos. Valiūno interesai šioje istorijoje yra visiškai nesvarbus, nes jie nėra pažeidžiami. Jam dzin. Tapinas jo nekaltina, Tapinas nepateikė jokios informacijos apie tai, kad jie arba jo kontora padarė kažkokį tai ar daro nusikaltimą, ar prisidėjo prie kažkokį tai nusikaltimo padarimo. Jie yra ne prie ko. Tapinas kreipiasi, visa esmė yra Sinkevičius, visa problema yra Sinkevičius, ir tegu užsiima tuo Sinkevičium. Mes tai iš viso nei nukentėsim čionais, nei patirsim kažkokį tai reputacijos žalą, nei kažką tai kito. Jis nori tą daryti, tegul jisai ir daro. Vienu žodžiu, jų interesai yra nepažeisti. Kita versija. Vyksta kova tarp bokštų. Taip kaip Kremliuje, kaip Rusijoje vyksta bokštų kova dėl įtakos Putinui, dėl didesnės įtakos, dėl nuosavybės, dėl procesų valdymo, dėl kontroliavimo, dėl įtakos valdžiai, dėl biudžeto, dėl visų kitų dalykų tarp bokštų. Iš vienos pusės yra Valiūno kontora. Valiūno kontora turi didelį interesą tai, kad premjerus taptų Sinkevičius. Kodėl? Dėl dviejų priežasčių. Kaip pasirodo, tai Sinkevičiaus giminaitė ar ten sesuo dirba Valiūno kontoroje. Tai yra vienas. Antras, juk šita kontora ilgus metus atstovavo Sinkevičiaus interesus. Jie yra susiję vienas su kitu. Jeigu iš tikrųjų vyko atsiskaitimai makliai, kažkokį tai darėme per Jonavos vandenis, jeigu iš tikrųjų taip vyko, tai tada jie abu kartu yra įmerkę savo uodegas į vienas į tas pačias problemas. Ir abu tai labai gerai žino. Reiškiasi, į Valiūnui toks žmogus premjeru yra reikalingas, nes jis yra jo žmogus, jis yra priklausomas nuo jo, nes jis galės jį bet kada, bet kokiu metu ir bet kaip patampyti už vadelių, jeigu jisai pradės neklausyti arba nedaryti to, ką reikia daryti. Arba atvirkščiai, darys viską kartu. Taigi, turėti kišeninį premjerą yra kiekvienos grupuotės svajonė. Taigi šiuo atveju ir Valiūno kontoros. Dabar pereikime prie antro bokšto. Tapinas, o Tapinas įtakos neturi. Ir tuo labiau neturi įtakos Sinkevičiui, dėl to, kad Sinkevičius jau anko, bet ant Tapino yra piktas. Ir be abejo, kad Tapinas nenori, kad Sinkevičius taptų premjeru, nes jisai bijo, kad visur bus kaišiomi pagaliai pačiam Tapinui. Ir todėl jis ėmėsi veiksmų, kadangi turi informaciją, ėmėsi veiksmų tam, kad sustabdyti šitą procesą, kad premjeru taptų jam nuolankesnis žmogus. Ir jam, kad jis per tą žmogų arba tas žmogus garantuotų jam saugumą ir leistų jam veikti normaliai, arba tas žmogus netgi būtų jam priklausomas nuo jo, artimas jam. Tai taip toliau. Tai va, vyksta kova tarp bokštų dėl būsimo valstybės gana svarbaus asmens, valstybės valdytojo, vyriausybės vadovo, premjero. Tai yra štai tokia versija. Kita versija. Tai yra asmens charakterio savybės. Tapino asmenybės charakterio savybės. Jisai yra žmogus įtakingas, sėkmingas, gyvenime daug pasiekęs, turtingas ir įtakingas. Juo žavisi daugelis žmonių
jis parašo kokį komentarą, susilaukia 10 000 ir patiktukų, paskaitimų, padalinimusi tokio. Jis gali suorganizuoti demonstraciją, piketą, jis visur yra laukiamas, kviečiamas, taip toliau. Be abejo, turint tokį išaugusi reputaciją, pradeda augti ir sparnai. Ambicijos. Didėti, augti, didėti ir augti. Jeigu anksčiau dar jisai, sakykime, žmogus gali paklusti kito valiai, gali eiti ieškoti kompromisų kažkokį tai taip toliau, tai dabar, kada sparnai tokie dideli, išaugę, žmogui yra zin. Jis pasijunta visagaliu. Ir kada jis turi tokią informaciją, kurią gali paviešinti, o paviešinęs gauti dar daugiau patiktukų, čia taip perkeltinė prasme, tai yra sustiprinti dar labiau savo reputaciją, sustiprinti dar labiau savo įtaką, tai jis ją ir pasinaudoja, nekreipdamas dėmesio į kitus savo sistemos tos, kurio veikia, dalyvius. Ar pažeidė jų interesus, ar nepažeidė. Gyvenime tai būna. Žmonės nėra kontroliuojami valdomi. Žmonės labai dažnai išeina iš kontrolės, pradeda elgtis taip, kaip jiems atrodo, ypatingai tais atvejais, kada jiems užauna sparnai. Ketvirta versija, tai yra paskutinė, tai yra ta versija, kada ir Valiūno kontora, ir pats Tapinas, kaip vienos sistemos žmonės, veikia kartu, veikia bendrai. Tapinas galimai informaciją gavo iš Valiūno kontoros. Valiūno kontora viską žino apie patį Sinkevičių, apie Jonavos vandenis, nes jie patys ten dalyvauja, patys veikia tenais, patys visą informaciją, gal patys inicijavo ir sukūrė schemas įvairias ir taip toliau. Kas ten žino, mes nežinom, mes dabar keliam versijas. Bet faktas tame, kad jie žino ir jie turi tą informaciją. Jie perdavė tą informaciją Tapinui, o Tapinui, kadangi įtakingas medijos žmogus, jisai ją paviešino ir kreipėsi į STT, tam, kad būtų sustabdytas šitas premjeras. Nes, žiūrėkit, laikas sutampa. Anksčiau ta informacija juk buvo žinoma seniausiai, bet jinai nebuvo ištraukta. Buvo laukiama tinkamo momento. Kokio momento? Kodėl? O kada tik Sinkevičius pareiškė, kad jisai nori tapti premjeru, ta informacija yra išmetama. Chaosas. Valstybėje vėl chaosas. Vienos valdančiosios jau nėra, kita valdančioji dar nesudaryta. Būsimas atrinktas premjeras ir visiems išsakytas ir parodytas, pasirodo, kad premjeru būti nebegali. Aišku, jisai gali stengtis dabar eiti į premjerus, nežiūrėdamas į nieką, bet aš manau, kad jisai ilgai neištvers. Mėnesį, 2, 3 bus sumuštas, sukaltas į vienus vartus, iš jo nieko nebeliks. Valstybėje chaosas. O kam jisai naudingas? Toks chaosas, kuris negeba tokioj sudėtingų geopolitinėje situacijoje, kada grėsmės ir vidaus, ir išorės yra realios Lietuvos egzistencijai, o vyriausybės nėra. Chaosas. Reikalinga tvirta ranka. Taigi, kas juos įtakingus šios du asmenis, kontorą ir Valiūno ir patį Tapiną sukūrė, tai tas matyt ir nori ateiti per juos į tolimesnį valstybės valdymą. Tai yra tik tai versija, bet chaosas valstybėje tai tikrai yra. Ir jis mums, tautai, yra visiškai nenaudingas. Niekaip šito negaliu suprasti, kodėl taip yra daroma. Kodėl žmogus, kuris darė kažkokius nusikaltimus, eina į premjerus, žinodamas apie tai, kad gali būti ištraukta informacija. Ir jau tai buvo su Palucku, tai buvo su kitais ministrais, kurie turėjo kažkokią tai uodegų ir jie buvo ištrauktos ir sumušti. Kodėl jie eina, žinodami tai, kad bus problemų? Kodėl, kada ištraukiama informacija ne anksčiau,
kaip politikui ir viską padėti ant stalo ir parodyti, o tuomet, kada vyksta, pavyzdžiui, procesas naujos vyriausybės sudarimo, valdančiosios sudarimo procesas, su tuo pačiu metu vyksta visą tai. Kodėl būtent daroma taip, kad sukelti valstybėje chaosą. Čia taip, kaip veiktų priešo ranka, išorės priešo, kuriam yra labai palanku, kad valstybėje būtų chaosas. O kokiai valstybė tai yra palanku? Mes žinome. Taigi, situacija yra iš tikrųjų sudėtinga, mano galva. Tos versijos, kurios iškėliau, visos jos turi teisę egzistuoti. Kaip čia vystysi situacija toliau, žiūrėsim, stebėsim ir neduok Dieve pasiteisintų pačios blogiausios, pati kuri nors iš jų esanti blogiausia versija. Ačiū visiems už išklausimą, ačiū už patiktukus, ačiū už komentarus, ačiū už tai, kad prenumeruojate mano kanalą ir iki kito karto.